Šiandien sveikinuosi iš dar vienos Labas Tomai serijos. Atvažiavom pas Lietuvos TV laidų, TV radijų vedėją Simoną Banditą. Labadiena. Labas. Halo. Mūkai, labas. 100 metų. Negalima tarp durų bučiuoti, žinai? Nu nieko, mes Turi su prietaru. Nusiaut. Ne, juokauju. Čia gali būti su batais. Aš nekartą klausiu apie šitą virtuvę. Tai visų pirma, kas priėmė tokį sprendimą, kad būtent taip ją išplanuot, ar čia pati, ar dizaineris, kaip čia vyko? Žodžiu, vienas žmogus sugalvojo, nes šita kolona turėjo būti, jinai turėjo būti ir nieko su ja nebuvo galima daryti. Tai sugalvojo jo laikantį koloną, kad galima virtuviai būtų eiti aplinkui. Tai manau, kad šiaip labai geras sprendimas buvo padarytas. Kad tokią didelę salą padaryti, tai čia nusprendė dizainerė. Kas šiaip fainai, nes jeigu per Kalėdą susirenka daug žmonių, visi susėdam prie stalo, telpa tik tai lėkštės ir, žinai, ten puokštė kokia. O čia jau tada sudedamas maistas ir toksai vyksta, žinai, kalėdinis vaišinimasis. Kas šito virtuvei patinka labiausiai? Man, aišku, labai patinka mūsų namuose tas akmuo. Ir manau, kad jisai namus puošia labai. Kas dar patinka? Patinka man visa ta virtuvė. Gerai, tai čia mūsų svetainė, kuriai vis dar reikia paveikslą, bet aš jau gal žinau, koks tas paveikslas galėtų būti. Tai mūsų namuose atsirado neseniai šitas staliukas, kuris labai man patinka. Labai. Nes viskas yra namie labai šviesu, labai balta. Ir ta kiekviena spalva, ar ten gėlės, žinai, kažkokios ryškios atsiranda, kurios viską pagyvina. Tai atrodė, kad gal kartais viskas per šviesu, bet kiekvienas kažkoks akcentas atsiradęs, jisai duoda, žinai, labai. Aš, žinai, dabar leidžiuosi laiptais ryte ir ateinu ir toks būna, o Dieve, kaip gražu. Labai. Nes tai net kažkokia energija, žinai, turi tas. Tai žodžiu, man čia dabar yra tikrai visa šita erdvė tokia, tokia jau išbaigta, ko negaliu pasakyti apie visus namus, nes tikrai dar yra ką padaryti. Čia yra travertinas. Man travertinas iš akmenų jisai gal išskirtinis tuo, kad jisai nėra šaltas. Okay? Pavyzdžiui, prie šito akmens prisiliesk jisai šaltas. O šitas toks šiltas, pakankamai minkštas, žinai, jisai nėra toks, nes būna, žinai, atsisėdi prie kažkokio akmeninio stalo, tai tu toks nori, žinai, labai visą laiką toks jūs kreipti, žinai, į žmogų tada. O čia, žinai, toks, kur tu gali sakyti jau. Kaip fainai. Ir vėl dėl to žalio akmens, nes dėl tos pačios priežasties, kad viskas buvo nuspręsta balta, atrodė, kur čia tų spalvų kažkur turėtumėm įdėti. Ir nusprendėm įdėti šitą žalią akmenį, kuris man yra be proto gražus. Ir kažkas sakė, o tai nebus, kad atsibos, žinai, bet, man atrodo, kad neatsibos, nes, sakau, kai tai yra natūralu, tikriausiai, kažkokią kitą energiją visai turi ir kitą jausmą, kad, tai, gal ten kitą kartą, žinai, tu pagalvosi, jo, fainai būtų kažkokią kitą vonę, bet ne dėl to, kad jisai taps nebegražus. Man atrodo, kad jis tiesiog kaip meno kūrinys yra. Tai žodžiu, pas Sandrių salone buvo jų partnerių atvežtas šitas krėslas. Ir man jis taip patiko. Jis man tiesiog toks tobulo krėslo, kur irgi per amžius jį gali turėti ir jisai amžinai bus gražus pavyzdys. Tai žodžiu, į mano krėslą, prašau, niekas nesikėsinti, aš jo niekam neatiduodu. Čia dar Majos gimtadienio liko dekoracijų, čia išsiskleidė, nes mes turim dabar mums abiem labai patinkančią tradiciją, kai yra laiko, įjungti savo didįjį teliką, kuris užima visą kambarį ir vos mes jį įnešėm iš tuos namus. Ir tada ir aš čia stoviu, lyginu ir žiūrim su Maja kokį nors filmą, tai nei čia žodžiu viską veikia, tai čia, tai mūsų dabar tokia poilsis kartais būna. Čia yra dar viena terasa, kuri vieną dieną, tikiuosi greitų metų, virs mūsų namų tokiu
mini spa, nes norim čia pastatyti pirtį nedidelę. Jeigu atlaikys šitą terasą ir džekuzį, porą gultų, nes čia toks visiškai privatu yra. Ir gali į vonį išeiti tiesiai. Ir iš tą kambarį, žinai. Pas mus viskas atsitinka likus vienai dienai prieš Kalėdas. Mes turim kažkokių tai norų ir kai ateina Kalėdos, tada labai noris tą pačią akimirką tos norus įgyvendinti, kad kažkas atsitiktų namuose daugiau. Nu ir žodžiu. Nu ir mes nusprendėm, kad reikia būtinai šito, mums atvežė dieną prieš Kalėdą šitą daiktą pastatę. Tada vienas draugas sako, aš jums galiu pagaminti tuos baldus, tada tuos baldus pagamino, atvežė, o jie tokios spalvos, nekokios, tokia kaimo sodyba, žinai. Tai tada klausiu, sakau, galima jos nudažyti, sako, galima, nuvažiavau, nupirkau, pati išrinkau dažus kažkokius, ar laką, kaip čia vadinasi. Žodžiu, kitą dieną kūčios jau, sutemo, turim tokį vieną labai fainą žmogų, kuris kartais mums padeda ten kokius nors dalykus su medžiu kieme pagaminti, tai aš jam paskambinu, sakau, ar galit padėti, sako, gerai, tai jisai čia, žodžiu, čia sninga tokia, žinai, tokia šlapdriba, sako, ar nieko tokio, jeigu per sniegą darysim. Nu, sako, nėra labai gerai, bet nėra ir labai blogai. Tai jisai viską dažė, nudažė, atsikeliu iš ryto, o dieve, tobula, gražu, visiškai tokia spalva, kokios ir norėjau. Tai kažkaip žiemą labai vaikam patinka, čia subėga kiemo vaikai ir draugų vaikai labai mėgsta atvažiuoti būtent dėl šito, kad galėtumėm kepti zefiriukus ir pasišildyti. Tai terasa šitą labai faina, nes jinai turi iš visų pusių, žinai. Pavyzdžiui, tu būna vasarą, jeigu karšta labai, tu nori pasislėpti nuo saulės, nes, nu, būna taip, tai tu tada eini ten pabūti, o jeigu tu, o tada, nes čia rytinė saulė yra ten vakarinė, tai vakare irgi eini ten, žinai, jau ten tokios saulės spindulių tų pagaudyti, nes visą laiką kažkaip atrodydavo gal, kad tos saulės labai norisi, bet jos ne visada norisi, jinai kartais varginanti, žinai, yra. Taip. Tai dėl to fainai, nu, vat, gultai irgi deginės, ilsiesi, vakare jau čia, žinai, taip ramu yra, tai kažkaip to taip išsiplanavo. Mūsų hamakas, matau, labai puikiai kabo. Taip. Labai fainai, nes čia tokia tvirta medžiaga, ne? Bet turi tų tokių vaibiško kutasiukų. Jo, fainai šitas hamakas labai. Dizainerė, pro projektai vadinasi. Idėjos smilgas, kurios žydi skirtingais laikais. Tai man pirmi metai su tom smilgom, aš labai patenkinta esu. Palangėlė tokia. Nu gerai, tai kaip dabar kept marshmallows? Aš galvoju, kad kepiau žiauriai. Tau reikia eiti mišką ir surasti mums 2 pagaliukus. Rimtai? Juokauju, nu jo, ten reikia eiti pagaliukų ieškoti. Einam paieškosim. Čia galima eiti žvejoti. Žiūrėk. Labai daug žuvies yra. Ir žiemą dar ką čia darom, mes nedarėm. O čia maudosi žmonės? Ne, bet su pačiūžom čia žinė. Tai žiemą, pavyzdžiui, kai būna labai šalta, tai būna kaip iš filmo, žinai, vaizdelis, nes būna daug sniego ir tada visi susirenka ir čia žinė su pačiūžom. Nu labai nice. Nušok į vandenį. Tai čia pas. Cheers. Tai šitas visas aukuras, jisai čia, žinai, yra nekarštas, kad vaikai nenusidegintų. Tavo, kai atsiprašau. Nu, skanu? Žiauriai. Aš tau sakiau, netverta buvo bliskai išsidegti. Nu, labai skanu. Nu? Žiauriai. Tau sakau. Tai ką, fainai buvo labai. Ačiū Tomukai. Jeigu pajutai, kad mano namuose trūksta kokio krėslo, adresą žinai. Būtinai. Tai hamaką išgirdau, kresliuką išgirdau. Turiu vieną mintį dėl šviestuvo, jums pasiūlysiu. Ką jums tą patiktų. Gerai? Gerai. Viskas. Ate. Ciao. Ciao. Bye. Ate. Let's go.